Ką, matau, kad jau dauguma, kas norėjot, susirinkot į šitą informacinį renginį. Programos veikiam informacinį renginį ir noriu pasakyti, kad tai yra jau antrasis renginys pristatantis programą. Tikiu, kad dalis iš jūsų dalyvavo dar birželio mėnesį, kai buvo tik paskelbtas, kad bus toksai kvietimas, o antrą kartą jau renkamės detaliau pakalbėti apie jau paskelbtą kvietimą ir pristatyti detaliau gaires, ko tikimės iš šito šaukimo, kokių projektų, o labiausiai matyti ta dalis bus svarbi, kur jūs galėsit užduoti klausimus ir tikėtis atsakymų, kurie buvo neaiškus skaitant gaires ar peržiūrėti dokumentus. Tai noriu apie techninius kelius dalykus pasakyti, kad šita sesija yra filmuojama ir įrašoma ir ji bus patalpinta Lygių galimybių plėtros centro socialiniuose tinkluose, kad tie, kurie šiandien negalėjo dalyvauti, ar norėsit jūs, kurie dalyvaujat, dar kartą pažiūrėti, pasitikslinti, galėtumėt ją rasti. Kitas dalykas, kad visą šitą mūsų informacinę renginį verčia gestų kalbos vertėjos ir labai ačiū jom už tai. Na, o klausimus prašysim užduoti raštu. Yra šitoj platformoj chat laukelis, kur viso susitikimo metu galit rašyti klausimus ir mes pasistengsim atsakyti į tuos, kurios turim atsakymus aiškius čia ir dabar. Ir gali būti tokių klausimų, jau susidūrėm, į kuriuos nėra visiškai paprasta atsakyti, kadangi tai yra 3 Baltijos šalių kvietimas ir klausimai ir atsakymai turi būti visiems partneriam aiškus, tai gali šiek tiek užtrukti laiko, bet tikrai į visus klausimus atsakysim. Tai gal tuomet ir startuoju, dar noriu pristatyti ir pasakyti, kad mano kolegės čia dalyvauja, tai Aurelija, kuri irgi kalbės ir atsakinės jūsų klausimus, taip pat Viktorija, jeigu jos pagalbos prireiktų, o Greta tvarko visus techninius dalykus ir ačiū visoms. Ir jau tada pradedam kalbėti apie tai, kasgi vyks šiandien ir ką mes numatę papasakoti jum. Tai tokią preliminarią programą sudėliojom. Trumpai papasakosiu, kas tai yra programa šitą veikiam, apie projektų finansavimo sąlygas, taip pat programos kvietimo kalendorių pristatysiu. Klausimai, kurie neretai kyla, yra apie projekto konsorciumą, jo sandarą. Tai dar kartą norėsiu pakalbėti ir užakcentuoti šituos dalykus. Taip pat pateiksiu informaciją apie patį informacinį paketą, ko reikia, kokius dokumentus dar kartą paminėsiu, reikia teikiant paraišką. Na, o antrą dalį kolegė Aurelija pašnekės apie tai, kaipgi parengti gerą projektą, apie jo turinį. Na ir paskutinė dalis, kaip jau minėjau, yra klausimai ir atsakymai, tai jau lauksim jūsų indėlio čia su klausimais. Jeigu pradėti nuo pradžių, tai šitas projektas veikiam, buvo pirmoji skaidriai, yra Europos Sąjungos finansuojamas projektas
ir jį koordinuoja Atviros Lietuvos fondas ir, kaip matot, įgyvendina kartu su 3 partneriais, partneriniam organizacijom. Tai visos 3 Baltijos šalių organizacijos yra Marta centras iš Latvijos, Moterų paramos ir informacijos centras iš Estijos ir Lygių galimybių plėtros centras čia Lietuvoje. Ir projektas prasidėjo 2024 metais ir baigsis 2027 metais. Taigi jau galėjo dalis ir iš čia esančių organizacijų dalyvauti pirmajame etape ir tai buvo regioninių Lietuvos nevyriausybinių organizacijų gebėjimų stiprinimo programa, kuri prasidėjo 2024 ir dar tebesitęsia. Noriu pasakyti, kad šis pirmas etapas vyksta tik Lietuvoje, Estijoje ir Latvijoje vyks tik šitas antras etapas, dėl kurio mes čia ir susirinkom pakalbėti. Ir sąlygos ir visos gairės yra lygiai tokios pačios Latvijoje ir Estijoje ir Lietuvoje. Tai trumpai dar apie pirmą etapą. Buvo gautos paraiškos iš 53 organizacijų, o dalyvavimui buvo atrinktos 26 ir jos tikrai intensyviai bene pusę metų turėjo 5 susitikimus, mokymus, trumpesnius ir ilgesnius ir pasekoje jas rengė projektus, kurių vertinimas dabar ir vyksta visiškai paskutinis etapas ir tikimasi, kad bus paremti bent 12 projektų šių organizacijų ar jau susikūrusių konsorciumų. Tai čia apie pirmąjį etapą, tiesiog jūsų žiniai, o dabar kalbam apie antrąjį etapą, nacionalinį, ir kaip jau minėjau, yra 3 Baltijos šalys čia dalyvauja ir programa Veikiam, matot logotipus, kaip išversta į lietuvių, mes irgi vertėm iš tikrųjų, nes visi dokumentai anglų kalba rengiami, kadangi tai finansuojama, kaip jau sakiau, Europos komisijos, tai iš tikrųjų dabar dokumentai visi rengiami 4 kalbom. Na ką, ir pakalbėkim apie šitą antrąjį etapą. Kaip matot, numatytas finansavimas virš 1 milijono ir tikimasi, kad bus paremta ne mažiau kaip 18 projektų visose 3 Baltijos šalyse. Noriu dar kartą akcentuoti, kad finansavimas vienam projektui yra numatytas 60 000 eurų ir kad šitos lėšos yra dengiamos 100%. Vienas toks niuansas, kuris, jeigu kas dalyvaujate anksčiau finansuojamuose ES projektuose, būdavo galima nusimatyti netiesioginės išlaidas. Tai nuo šiol tokių išlaidų negalima nusimatyti projekte, nei Europos komisijos skelbiamuose, nei šiuose projektuose taip pat tokia suma negali būti numatyta. Ir čia jau yra Europos komisijos nuostatos tokios. Suprantam, kad ta suma nėra labai didelė, bet laikas įgyvendinti projektą irgi yra labai ribotas, yra lygiai 1 metai.
nuo sausio 1 2026 iki gruodžio 31 ir projektai negalės būti pratęsti, nes tiesiog baigsis finansavimas visos programos. Ir turėkit tai omeny, planuodami tiek savo veiklas, tiek biudžetus. Dar vienas dalykas, kuris irgi yra gana naujas Europos komisijos projektuose, gal čia ne taip seniai pradėtas taikyti, tai yra tas vadinamas fiksuotos finansavimo sumos modelis arba lump sum. Tai kai projektui skiriama fiksuota suma ir pareiškėjas įsipareigoja, kad bus pasiekti labai konkretūs projekto tikslai ir apibrėžtos kokybės bei kiekybės rezultatai apibrėžti. Tai skiriasi nuo anksčiau paplitusių tų faktinių išlaidų finansavimo modelio, kai projekto išlaidos buvo apskaičiuojamos ir kompensuojamos pagal faktiškai patirtas išlaidas, o dabar pagal šį modelį pareiškėjai neprivalo pateikti finansinių dokumentų, įrodančių patirtas išlaidas, tačiau turi būti pasiekti finansavimo sutartyje nurodyti rezultatai, atitinkamai per projekto įgyvendinimo laikotarpį ir turi būti pasiekti ir turi būti įrodymai, kad tikrai šitie rezultatai buvo pasiekti. Labai aiškus. Žodžiu, į turinį akcentuojam. Dabar, gal jeigu kils klausimų vėlesniame etape, dėl sutarčių pasirašymo, gal šiuo metu nėra tiek aktualu, tai judam į priekį ir apie projekto konsorciumą ar komandą lietuviškai. Tai labai irgi yra svarbu pažymėta ir pas mus gairėse ir ne kartą, kad šie konsorciumai yra sudaromi tokiu principu, kad kaip pareiškėja turi būti nevyriausybinė organizacija, kuri jau veikia ir turi patirties žmogaus teisių srityje ir kuri per pastaruosius metus yra įvykdžiusi bent vieną su šiuo projekto temomis susijusią advokacijos kampaniją, būtent žmogaus teisių srityje. Toliau mes turim 2 partnerines organizacijas ir kadangi šitas visas kvietimas yra skatinti nedidelių regioninių arba šitoje temoje irgi nedirbančių organizacijų, tai turi viena partnerė būti maža regioninė nevyriausybinė, kuri anksčiau nedirbo smurto lyties pagrindų klausimais, o kita irgi maža regioninė nevyriausybinė organizacija, bet jinai gali būti ir dirbusi šitoj temoj ir turėti patirties. Kalbant apie tai, kas yra maža regioninė nevyriausybinė organizacija, tai ir gairėse yra aiškiai išdėstyta, bet dar kartą noriu akcentuoti, kad ekspertai vertindami paraiškas žiūrės į pastarųjų 3 metų pajamų vidurkį. Ar tas pajamų vidurkis neviršyja 100 000. Tai dėl to gavom klausimų, gal jau šitoj vietoj irgi norėčiau paaiškinti, kad gal per pavyzdį bus aiškiau, kad jeigu vienais metais ta organizacija yra gavusi 120 000, kitais, tarkim, tik 50 000, o trečiais 129 000, tai va šitų visų 3 metų, pastarųjų 3 metų vidurkis neturi viršyti 100 000. Tai tokiu duotu atveju tokia organizacija yra legali ir gali būti šito konsorciumo dalimi.
Gerai, dabar apie kalendorių, kas ir kada numatoma vykti. Tai, kaip žinia, jau yra paskelbtas, rugpjūčio 4 dieną yra paskelbtas kvietimas ir visi dokumentai. Šiandien vyksta šitas seminaras, kurį irgi esam suplanavę. Projektų paraiškų teikimo galutinis terminas yra spalio 5 diena. Vertinimas vyks spalio ir lapkričio mėnesiais. Rezultatai skelbiami lapkričio mėnesį. Sutartys pasirašomos gruodį, o nuo sausio 26 metų startuoja jūsų puikūs ir įdomus ir prasmingi projektai. Dar kartą primenu, kad visa informacija apie kvietimą yra mūsų tinklapyje gep.lt veikiam ir ten jūs rasit ir kvietimo gaires, ir paraiškos formą, deklaraciją, biudžeto lentelę. Ir labai svarbu, kad ten yra ir dažniausiai užduodami klausimai. Kaip jau minėjau, šitų klausimų mes tikrai gaunam ir stengiamės juos visus sudėti, trumpai ir aiškiai, nurodant. Ir tų dažnai užduodamų klausimų viršuje jūs matysit atnaujinimo datą, kada tie klausimai buvo atnaujinti, kada prisidėjo nauji, tai tikrai rekomenduoju sekti šitą dalį. Ir kažkur mano viena skaidrė pasimetė, kurioj buvau surašiusi, arba aš jos dar nepasikalbinau. Nematau. Matau. Taigi, šita visa jūsų užpildyta informacija turi būti pateikta tik elektroniniu formatu. Ir jinai siunčiama, matot, šito elektroninio pašto adresu veikiam lgpc.lt. Dar svarbus dalykas, ką norėjau šiandien akcentuoti, kad užpildytą paraiškos formą reikia pateikti doc ir PDF formatu. PDF formatu turi būti pasirašytas dokumentas šitas kvalifikuotu elektroniniu parašu. Biudžeto lentelė turi būti pateikta Excel ir PDF formatu. Ir vėl PDF dokumentas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu. Taip pat turi būti tiek pareiškėjos, tiek ir partnerių organizacijų deklaracijos, kurios pateikiamos PDF formatu ir tai turi būti taip pat pasirašyti šitie dokumentai kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jeigu paraiška pasirašoma ne vadovo ar vadovės organizacijos, tai turi būti įgaliojimas, kuris suteikia teisę kitam asmeniui pasirašyti paraišką. Irgi turi šitas dokumentas būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu. Tai gal tiek svarbiausios informacijos, kurią norėjau dabar pasakyti. Ir dar kartą noriu pabrėžti, kad jeigu ir po šito renginio kils, o tikriausiai kils klausimų ir jų nerasit gairėse, bet gairės tikrai labai kviečiu perskaityti dar kartą ir pažiūrėti tuos punktus, kur jums kyla klausimai. Mes tikrai labai stengiamės aiškiai ir nedviprasmiškai surašyti visus reikalavimus. Bet jeigu kiltų klausimų, tai rašykit mum elektroniniu paštu, kuris čia nurodytas, tik po lt taško nereikia. Tai tikriausiai tiek šiame etape ir dabar noriu perduoti žodį kolegijai Aurelijai, kuri šmaikščiai savo prezentaciją, man atrodo, pavadino, kaip parašyti gerą projektą šitam šaukimui. Sveikos ir sveiki, susirinkę ir susirinkusios.
Aš esu Aurelija Užkalnytė, Virginija mane truputėlį jau pristatė ir pratęsiu kolegės pristatymą, akcentuodama būtent turinio, paraiškos turinio dalykus. Klausantis Virginijos ir galbūt netgi skaitant gaires, gali kilti toksai įprastinis nerimas ruošiantis rašytis projektus, kad reikalavimų daug, reikia atsižvelgti vieną kitą aspektą ir lengva pamesti pagrindinį tikslą, pagrindinę projekto mintį. Tai aš esu čia jums, kad padėčiau išlaikyti ramybę ir pirmiausia fokusuotis į esmę ir tik po to pažiūrėti, kaip tas projekto detalės susitvarkyti ir tik kai ateis laikas pasižiūrėti, kokį ten PDF formatu ar Excel formatu, ką pateikti, bet pirmiausia, didžiausias dėmesys projekto esmei. Taigi, programa Veikiam, kaip jūs jau turbūt pasidomėjot ir žinot, didžiausią dėmesį skiria smurto lyties pagrindo problemai. Ir remiamasi supratimu, kad smurtas lyties pagrindų ši problema nėra tik tais organizacijų dirbančių su smurto lyties pagrindų aukomis ar smurtautojais, bet visų organizacijų, kurios dirba žmogaus teisių srityje ir kurios iš esmės remiasi žmogaus orumo, lygiateisiškumo ir lygybės principais. Net jeigu dirbate su skurdo problema ar klausos negalios lauke ar dar kažkokioj kitoj srityje, turite NVO, smurtas lyties pagrindų, jūsų organizacija liečia neišvengiamai. Tokia yra mūsų programos nuostata. Ir mūsų viltis yra šiam klausimui, labai svarbiam klausimui spręsti, sutelkti truputėlį platesnę negu įprastai nevyriausybinių organizacijų lauką. Ir tai, ką Virginija minėjo, tas pirmas etapas, kurio metu pasiekėme 26 regioninės ar mažas organizacijas, kaip tik ir jau į lauką atvedė keletą naujų veikėjų, mes to labai džiaugiamės ir tas jau jaučiame energiją tą iš to ateinančią, tikimės, kad šituo antruoju etapu kartu su didesnėmis, stipriamis nacionalinėmis organizacijomis, žmogaus teisų organizacijomis ateis ir nauji veikėjai, galbūt iš regionų ypatingai, mažesnės organizacijos, kurios irgi suprastų, kad smurtas lyties pagrindų yra neatskiriama jų veiklos dalis. Tai pats didžiausias visų projektų, kuriuos finansuosim, toks aukščiausio lygio tikslas būtų didinti smurto dėl lyties prevenciją ir gerinti atsaką į jį. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mes norime smurto įvyktų mažiau, o tuos atvejais, kai smurtas vis tik įvyksta, į jį būtų reaguojama efektyviau. Tai jūsų projekto tikslas kaip ir aiškus, reikia jį tik padetalizuoti. Dabar programa Veikiam turi dvi kryptis. Viena iš jų yra atsakas į smurto lyties pagrindų. Tai čia telpa visa tai, kas yra susiję su smurto atpažįstamumo didinimu, skatinimu nukentėjusių žmonių ar jų artimųjų kreiptis pagalbos, didinti visuomenės supratimą, kad kas yra kokie yra pagalbos teikėjai, kur kreiptis, kur skambinti. Taip pat tai įeina visas spaudimas vietos ar nacionaliniai valdžiai, kad reaguojama būtų efektyviau, tai reiškia kažkokie gal vietos algoritmai būtų formuojami, galbūt kitos nuostatos įstatyme. Atkreipkite dėmesį, smurtas lyties pagrindų, ne smurtas artimoje aplinkoje. Nors smurtas artimoje aplinkoje yra dažniausias smurto lyties pagrindų pasireiškimas, čia įeina į mūsų kvietimą šiek tiek daugiau smurto rūšių, tai yra ir seksualinis priekabiavimas, ir seksualinis smurtas ne artimoje aplinkoje, ir persekiojimas, prekyba žmonėmis taip pat įeina, tai reiškia visas smurtas,
kuriam svarbus lyties aspektas, kur žmonės nukenčia labiau nuo to smurto dėl jų lyties arba dėl to, kaip jų lytį suvokia aplinkiniai. Tai čia yra viena kryptis, kita kryptis daugiau prevencinė, tai diskriminacijos ir lyčių stereotipų mažinimas ir ji iš esmės nukreipta į smurto šaknis, nes mes aiškiai vardiname, kad iš esmės visas tas smurtas dėl lyties egzistuoja dėl nevienodų žmonių traktavimo priklausomai nuo jų lyties arba nuo to, kaip aplinkiniai suvokia lytį. Nes tikrai patikrinti dažniausiai mes neturime galimybės ir dažnai nepaklausime. Taigi, diskriminacijos ir lyčių stereotipų mažinimas yra bandymas kurti visuomenę, kurioje smurto neįvyktų. Prevencinis darbas. Abiejoms šioms kryptim mūsų programoje ypatingas dėmesys skiriamas būtent smurto sankirtomis. Mes neskatintume jūsų galvoti tiesiog, pavyzdžiui, apie vyrus patiriančius seksualinę prievartą arba moteris patiriančią seksualinę prievartą. Mes skatinam jūs atkreipti šiuose projektuose dėmesį į sankirtas. Kas tos moteris ar vyrai? Kokios dar jų tapatybės svarbios jų patirčiai, dėl kurių yra patiriamas smurtas? Tai labai dažnai tai yra negalia, migracijos patirtis, priklausomas mažumos kitoms grupėms. Ir šiuo atveju mes matome, kad, pavyzdžiui, moteris su negalia, moteris, dar konkrečiau imkim, moteris su regos negalia patirs smurtą kitaip negu moteris be regos negalios arba moteris visai be negalios. Ir kas įvyksta toj konkrečioj situacijai, mes turim su tuo daug daugiau dirbti, tiek stiprindami atsaką į jau įvykusių smurtą, tiek ir tas priežastis, tas šaknis raudami, tai yra mažindami lyčių stereotipus ir diskriminaciją. Šiuo konkrečiu atveju galvodami apie moteris su regos negalia. Bet tų sankirtų gali būti įvairių ir jūs jau savo darbe su sankirtom dirbat ar partnerystėj galite atrasti tas sankirtas. Dar viena kryptis, kuri bus privaloma visiems projektams, tai yra NVO gebėjimų stiprinimas. Reiškia, kad ir kokią kryptį pasirinktumėte, jums vis tiek mes priversime jūs ir pasirūpinti savimi kartu. Tai NVO gebėjimų stiprinimas yra jūsų organizacijos pareiškėjas ir ar partnerės gebėjimų stiprinimas jūsų pasirinktomis veiklomis. Gal tai kažkokius seminarus vyksite, gal kažkokie bus dirbtuvės, kur susirinksite ir mokysitės visai kitų dalykų negu susiję su šio šaukimu, gal stiprinsite savo komunikacinius gebėjimus, galbūt rūpinsite savo emocinę gerovę. Visa tai yra suprantama ir visa tai yra gerai, todėl gebėjimų stiprinimas, kaip kryptis yra truputėlį atskira ir tiesiog mūsų tikslas bus, kad šalia tų veiklų dar būtų skirtas dėmesys ir tiesiog jums pagal jūsų turimus poreikius. Gerai, tai čia dabar ta skaidrė mano nenori judėti. Pajudėjo. Gerai, tai jūsų pirmas žingsnis rengiant projektus, tikiu, kad didelė dalis besiklausančių tą žingsnį jau atlikot, pasirinkti kryptį. Ir jau, kai jūs turite pasirinkę atsako į smurtą lyties pagrindų kryptį arba diskriminacijos ir lyčių stereotipų mažinimo kryptį, apie kitą užmirškite. Jūsų kryptis tokia. Arba iš esmės atsako efektyvumo didinimas, arba prevencinis darbas. Jeigu pasirinkote kryptį, antras jums labai svarbus etapas pasirinkti veiklų kategoriją. Čia tokia mūsų sugalvota naujovė, kur kiekvienas projektas iš esmės irgi turi įtilpti į vieną iš dviejų veiklų kategorijų. Tai yra arba nevyriausybinės organizacijos advokacijos kampanija, arba informatumo didinimas ir švietimas. Advokacijos kampanija reiškia, kad mes iš esmės dėmesį skiriame
politikos formuotojams ir tai darome, didelis irgi fokusas skiriamas bendradarbiaudami su kitomis suinteresuotomis šalimis, ar tai būtų kitos NVO, ar kažkokių pažeidžiamų grupių atstovės ar atstovai. Tai NVO advokacijos kampanija. O informatumo didinimas ir švietimas daugiau nukreipta į visuomenę. Mes keičiame nuostatas, mažinam kažkokias stigmas ir tai darant, ypatingai irgi dėmesį atkreipiame įtraukti žmonės, atstovus ir atstovės mažiau galimybių turinčių grupių. Tai reiškia ne tik kalbėti, jeigu, kaip prieš tai minėjau, regos negalią, ne tik kalbėti apie moteris, kuris turi regos negalią ir dėl to galbūt patiria tam tikrą specifinį seksualinį priekabiavimą viešajam transporte, bet įtraukti ir jas į projekto dizainą ar projekto veiklas, kad jų balsas būtų girdimas. Tai nesumaišykite šitų dviejų svarbių aspektų - projekto kryptis ir projekto veiklų kategorijos. Galima pasirinkti projekto kryptį atsakas į smurtą lyties pagrindų ir tuomet vykdyti NVO advokacijos kampaniją arba informatumo didinimą ir švietimą, vieną iš dviejų, arba pasirinkti diskriminacijos ir lyčių stereotipų mažinimo kryptį ir vieną iš dviejų kategorijų. Tai reiškia, tie du dalykai tarpusavį nesurišti. Gali būti 4 skirtingos tokios sudėliotos projekto dizaino logikos ir čia tikrai jums reikia labiau apsispręsti, kur jūsų didesnis interesas arba kur šiuo metu svarbiau dirbti. Ar veikiant politikos formuotojus, ar veikiant visuomenę. Na ir jeigu jūs jau apsisprendžiat, kad fokusuositės, pavyzdžiui, į advokaciją, tai jūs galit šiek tiek nurimti ir nebegalvoti apie informatumo didinimo veiklas. Tai antras žingsnis, pasirinkote veiklų kategoriją, turite kryptį, turite kategoriją A. Ir teisingai. Gebėjimų stiprinimas vėlgi yra atskira kategorija, kuri privaloma visom. Čia jums nieko nereikia rinktis, reikia tiesiog įsivertinti, kokie jūsų organizacijos yra poreikiai, ko jums trūksta, kaip organizacijai, kaip komandai ir sugalvoti, kaip jūs tas trūkumus galėsit užpildyti, bent jau su tokiu gebėjimų stiprinimo biudžetu, kokis yra pasiūlytas. Dar yra viena papildoma, neprivaloma veiklų kategorija. Atsižvelgiant, kad dalis nevyriausybinių organizacijų iš tikrųjų tiesiog gyvena ir kvėpuoja kažkokios konkrečios paslaugos teikimu. Tai nebūtinai turi būti nuo smurto nukentėjusių asmenų konsultavimas ar pagalba, gali būti kažkokios kitos paslaugos vykdomos organizacijos ir tuomet mes suteikėme galimybę įtraukti šitas veiklas į projektą, jeigu jos iš esmės yra reikalingos projekto tikslams pasiekti, tai yra pagrįsta. Tai nėra pagrindinė niekada projekto veikla, vis tiek pagrindinė turi būti arba advokacija, arba informatumo didinimas ir švietėjiška veikla, bet čia gali būti tokia papildoma, jeigu jums tinka. Ir tiesa, irgi atkreipkite dėmesį, paslauga nėra kažkokie vienkartiniai mokymai, tai iš tikrųjų jūsų vykdoma ir būtent šiuo atveju mažiau galimybių turinčioms grupėms skirta paslauga, kažką vis pakartotinai darant ir šiuo atveju jūs galėsit arba tą paslaugą įkurti naują, arba labiau tikėtina pagal biudžeto galimybės ją patobulinti, pritaikyti galbūt kažkokiai kitai grupiai. Važiuojame toliau. Jeigu jūs jau pasirinkot veiklų kategoriją, jums reikia pasirinkti konkrečias veiklas. Ir tų veiklų sąrašas yra pateiktas ir kaip matote, jos labai tokios paprastos, klasikinės, mes galime rinktis edukacinės veiklas, rengti metodinę medžiagą, rengti sprendimus, rengti pasiūlymus sprendimų priėmėjams, galbūt mes galime
NVO tinklus kurti ir taip toliau ir taip toliau. Ir matom, paskutinė yra gebėjimų stiprinimo veikla ir jinai bus būtent pasirinkta gebėjimų stiprinimo veiklų kategorijoje. Taigi, kaip dabar pasirinkti tas veiklas, kaip sukurti tą tokį dizainą? Aš pagalvojau ir suradau mintise tokį pavyzdį, kuris galbūt nėra susijęs, ne galbūt, o tikrai nėra susijęs su smurtu lyties pagrindu, bet galbūt išėjus iš šito tematinio lauko, kurio pavyzdžių tikrai yra ir gairėse, bus lengviau suprasti, kaip čia suformuoti tą visą bendrą dizainą. Štai pagalvojau, jeigu man rūpi ekologija ir aš norėčiau, kad Lietuvoje daugiau augtų ir klestėtų šiam regionui būdingi augalai ir mažėtų invazinių rūšių paplitimas, augalų ir gyvūnijos galbūt kažkokių tais, įskaitant invazinius šliužus, apie kuriuos nemažai girdime. Tai aš galėčiau rinktis du kelius. Advokacijos kelias, galbūt spausiu politikos formuotojus, kad jie kažkokį tai reguliavimą sukurtų, kuris sumažintų tų invazinių rūšių paplitimą. Ir galiu eiti visuomenės švietimo keliu. Tai yra informuoti žmonės, kaip geriau pasirinkti savo sode, darže, ką auginti, kokių rūšių vengti, kaip su tais invaziniais šliužais elgtis ir panašiai. Tarkim, jeigu aš pasirinkau eiti politikos formuotojų įtakojimo keliu, advokacijos keliu, tuomet aš jau renkuosi konkrečias veiklas. Aš turiu veiklų kategoriją, advokacija, čia man aišku, ir man reikia iš to tokio bendro sąrašo, kurį dabar matote ekrane, į dvi skaidres suskaidytą, kažką vis tiek pasirinkti. Na tai aišku, kad aš rinksiuosi pasiūlymus susijusius su viešosios politikos sprendimais, rengimą ir sklaidą. Tai kadangi man svarbu įtraukti ir kitas nevyriausybinės organizacijas, gal aš padarysiu kažkokiu tais renginių, kuriuose su kitais suinteresuotais visuomenės nariais aš rengsiu tos pasiūlymus. Su ekspertais rengsiu tuos pasiūlymus. Vėliau galbūt eisiu į darbo grupės, kuriuos galėsiu pristatyti. Galų gale aš galbūt norėsiu telkti visuomenę, kad jie palaikytų tos siūlomus pakeitimus, kažkokių teisės aktų ar kažkokių tvarkų ir galbūt rengsiu peticiją, kurią reikės viešinti ir platinti. Ką dar galėčiau daryti? Dar gal padaryčiau žiniasklaidos kampaniją, kurios metu bus rengiami straipsniai apie tai, kaip svarbu Lietuvai priimti tuos pakeitimus, kad mažėtų invazinių rūšių. Tai matote, kaip didysis projekto tikslas tarsi siaurėja ir apsisprendusi dėl advokacijos, aš pasirenku konkrečias veiklas. Matote, ir žiniasklaidos kampaniją pasirinkau ir pasiūlymus, ir man atrodo, kažkur tais ir darbo grupės yra, taip, dalyvavimas sprendimo priėmimo procesuose. Tai čia bus darbo grupių sukūrimas. Visuomenės paramos telkimas bus šiuo atveju peticijos rengimas. Tikiuosi, šitas pavyzdys jums nors kiek padėjo, įsivaizduojant apie gamtą, o ne apie dar sudėtingesnį žmonių pasaulį. Dabar, jeigu jau jūs pasirinkote veiklų kategorijas, turite konkrečias veiklas įsivardinę, kurios iš tikrųjų padėtų siekti tikslo, jums reikia įsitikinti, kad tos veiklos yra kokybiškos ir atitinka mūsų aprašytus kokybės reikalavimus. Pavyzdžiui, jeigu pasirinkote vykdyti advokacijos kampaniją, tai gairėse aprašyta, kokie tie konkretūs yra reikalavimai advokacijos kampanijai. Tai vienas iš tų reikalavimų, kad kiekviena advokacijos kampanija turi turėti bent 4 skirtingas veiklas. Reiškia, neužteks tik tai darbo grupiai sudalyvauti ir tai jau visas projektas. Ne, žinoma, reikės tokio kompleksiško veikimo ir kaip tame pavyzdyje sakyta, yra ir darbo grupės, ir visuomenės telkimo, ir kažkokių pasiūlymų formavimo, NVO tinklo subūrimo, kad pasiektumėm tą tikslą, kad iš tikrųjų pasikeistų tie teisės aktai, kurie mums rūpi. Tai šiuo atveju mums taip pat aktualu
bent 2 suinteresuotų šalių parama, kad mes nebūtumėm tik tai vienas lauke karys ir turėtumėm ar kažkokių nevyriausybinių organizacijų ar kitų šalių paramą ir įtrauktumėm iš tikrųjų mažiau galimybių turinčias grupės. Vėlgi, jeigu kalbame apie migrančių moterų patirtį, ten turi girdėtis ir jaustis migrančių moterų balsai ir jų nuomonė ir tikrai tai yra ypatingai svarbu. Šitie kokybės reikalavimai yra aprašyti gairėse tokiose lentelėse gelsvuose ir ten tikrai jau, kai pasirinksite veiklas, peržiūrėkite, įsitikinkite. Yra keletas ir kiekybinių reikalavimų, tai pavyzdžiui, jeigu jau pasirinkote informatumo ir švietimo kampanijos kategoriją veiklų, tuomet jums yra nurodymas, kad švietėjiškomis veiklomis pasiekti bent 70 asmenų, o informacijos kampanija bent 6000. Stiprus konsorciumais, tikiu, pasieks tikrai daugiau, bet čia yra tokie nurodyti minimumai. Kaip tai atrodo paraiškoje veiklų aprašymas, pažiūrėkime. Matote ten tokias lenteles, kuriuose reikia nurodyti konkrečios veiklos tikslą ir, kaip jau minėjau, pats didžiausias visų mūsų bendrų projektų tikslas yra arba atsako į smurtą artimoje aplinkoje efektyvumo didinimas, gerinimas to atsako, arba lyčių stereotipų ir diskriminacijos mažinimas. Bet jūsų šitie konkretūs tikslai jau pririšti prie veiklų bus tiesiog tokie smulkesni. Pavyzdžiui, lyčių stereotipų mažinimas, bandau paimti kažkokį kitą pavyzdį, lyčių stereotipų mažinimas jaunų merginų grupėje arba gal kažkokios konkrečios priemonės įvardintos, tai kas čia yra tose lentelėse, 1 tikslas, 2 tikslas, 3 tikslas, tai nebūtina visų 3 tikslų išsikelti, gal jūs sutilpsite 2, bet mes nerekomenduotumėm išplėsti be galo daug, tai tie tikslai galbūt, kas daugiau rašot paraiškų, šiek tiek panašesni uždavinius. Tokie konkretūs uždaviniai, konkretūs tikslai. Na ir tuomet mes aprašome tikslo grupės, kam jie konkrečiai skirti ir konkrečias veiklas. Kaip matote, kiekvienoje veiklos eilutėje reikės ne tik aprašyti paprastai žodžiais, kas ta veikla, kas bus daroma, bet ir pasirinkti veiklos rūšį. Ir čia, renkantis veiklos rūšį, iššoks būtent tas sąrašas veiklų, kurį ką tik rodžiau. Taip, tai su veiklom gal tiek, lauksim klausimų, rašykit klausimus jau dabar, prieisim prie jų. Keletas tokių jau galutinių akcentų, kas mums svarbu. Tai mums labai svarbu Stambulo konvencija. Įvairūs politiniai procesai vyksta, viltis tai pakyla, tai leidžiasi, kad ji bus ratifikuota, bet nesikeičia vienas dalykas. Jos vis dar mums reikia. Nes mes Lietuvoje vis dar per mažai kalbam apie smurtą lyties pagrindų, apskritai apie lyties stereotipų, kaip smurto giluminės tokios šaknies priežasties naikinimą ir nepakankamai atsižvelgiam į pagrindinius konvencijoje nurodytus principus: smurto prevencija, aukų apsaugą, smurtautojų atsakomybės neišvengiamumą ir tarp institucinį bendradarbiavimą. Čia irgi norėčiau padėti šauktuką. Tikiuosi, kad kas rinksitės advokacijos kampanijų veiklų kategoriją, tai tikrai irgi spausit dėl tarp institucinio bendradarbiavimo. Taigi, ką tai reiškia, kad tai yra akcentas? Kas žiūrėt paraišką, matot, kad ir paraiškoje reikės nurodyti, kaip jūsų projektas prisideda prie Stambulo konvencijos. Tai jeigu
imatės smurto lyties pagrindų klausimų, tai turbūt jisai bus susiję, bet dar būtų malonu, kad savo projekto metu numatytumėt ir arba šviesti, arba į advokaciją įtraukti šitą klausimą kaip svarbu, nes mums jisai yra labai labai svarbus. Na ir turime keletą kitų tokių horizontaliųjų prioritetų, tai yra aplinkos tausojimo, kur visuose projektuose tai svarbu. Taip pat tai, ką aš jau šiandieną minėjau ne kartą, tai bendruomenės narių įtraukimas, nepriklausomai nuo jokių tapatybės aspektų, tai reiškia atvirumas visiems, nediskriminavimas ir netgi aktyvus įtraukimas, ypatingai savo bendruomenių, kuriuom būdinga tam tikrų pažeidžiamumų sankirta. Na kągi, labai viliuosi, kad kažkiek aiškiau pasidarė, bet kad dar aiškiau būtų, apibendrinsiu, ką aš čia šnekėjau. Iš esmės mes laukiame labai konkrečių į problemos sprendimą fokusuotų projektų. Mes nesam taip jau griežtai apibrėžę visų ribų, kaip jie turi atrodyti. Mes tik prašom, kad jie visi būtų susiję su smurtu lyties pagrindu. Arba reagavimo į smurtą sistemos gerinimu, arba jo priežasčių šalinimu, tai yra lyčių stereotipų ir diskriminacijos mažinimu. Abiejais atvejais prašysim jūsų dėmesį skirti ne šiaip į smurtą ar stereotipus, bet į žmonės, kurie yra sankirtose, pažeidžiamumų sankirtose. Jeigu savo darbe, o tikrai savo darbe jūs matote daug problemų, daug trūkumų, daug taisytinų tokių vietų, tai, ką jūs matote, yra labai svarbu. Turite aiškią problemą, ją tikrai ne kartą esate pagrindę duomenimis ir šį kartą vėl pagrysite ir tuomet jums taps akivaizdu, ar rinktis eiti advokacijos ar švietėjiškų kelių. Jeigu jums aktualu, galbūt dar pridėsite ir su paslaugomis susijusią veiklą. Ir tuomet, jeigu jūs esate advokacijos patirties turinti nacionalinė organizacija, kuri tikrai žino, ką daro, jums reikia galbūt ir matant šiandien prisijungusių žmonės susirasti mažas organizacijas, iš kurių viena turi būti nedirbusi iki šiol šiais klausimais ir sutelkti kartu jėgas parengti projektą. Jeigu jūs esate maža organizacija, tai galbūt pats metas paklausti didelių organizacijų, ar jie tos partnerius jau turi, nes jūs labai norite. Tada kartu visas konsorciumas galutinai nutarėte dėl veiklų, kurios bus tinkamos. Pasitikrinate, ar tos veiklos atitinka kokybės kriterijus ir mums kokybiškos, tikslingos veiklos geriau nei pasiektų žmonių kažkokia masė ar didelė kiekybė smulkių visokių veiklų, veiklelių, kurios tarpusavį galbūt nėra labai susijusios. Jūs turit aišku tikslą, jūs jo siekiate arba advokacijos kampaniją, arba visuomenės švietimu ir viskas. Tai visai paprasta. Galite tada ramiai sėdėti ir žiūrėti, kokiu poveikį visą tai turės. Atkreipkite dėmesį, kai jau suformuluojate tą esminį savo projekto dizainą, gairėse taip pat yra vertinimo kriterijai, kaip bus vertinami projektai, tai labai svarbu, nes tikiu, kad visi projektai bus vertingi, bet ekspertai ir mūsų vidiniai, ir išoriniai ekspertai ir ekspertės vertins, kiek jie būtent tinka šiam kvietimui. Tai yra, kiek pažeidžiamumų sankirtos yra atliepiamos, kiek pasirinktos tikslinės grupės atitinka mūsų prioritetus, kiek tos veiklos numatytos kokybės kriterijus atitinka ir panašiai. Taigi mes vertinsime atsižvelgdamos ir atsižvelgdami į būtent šitos kriterijus, kurie prašyti gairėse. Laukime klausimų, dabar žodį perduodu vėl kolegijai Virginijai, kuri galbūt jau ten yra pasiruošusi vieną kitą klausimą ir atsakyti.
Ačiū, Aurelija. Manau, kad tikrai buvo labai toks įkvepiantis ir padrasinantis tavo kalbėjimas čia. Klausimų nėra tiek daug, bet šiek tiek yra. Ir tikiu, kad dabar šitas jau likęs laikas yra būtent klausimams. Ir aš pabandysiu atsakyti tuos, kurie 3 turėjom. Dabar dar matau vienas įkritęs, bet mano patarimas dabar rašyti, klausti ir bandyti aiškintis čia ir dabar, tai aš įgarsinsiu ir atsakysiu į tuos klausimus, kurie jau iškilę yra. Tai vienas tokių yra, gal galit pasakyti maždaug, kaip atrodo nevyriausybinė organizacija veikianti žmogaus teisų srityje. Mes esame nevyriausybinė organizacija, bet aš nežinau, ar mes tinkame. Gal galite duoti NVO organizacijų pavyzdžių konkrečių. Tai noriu atkreipti dėmesį, kad gairių 8 puslapį yra labai aiškiai apibrėžta, kas yra žmogaus teisų srityje veikianti organizacija. Tai toks, apart tų kitų kriterijų, bet čia tokia yra preambulė. Aš tikiu, kad gal skaitant kažkaip prasileido šita dalis, tai, kad pareiškėjas turi įrodyti, jog per pastaruosius 3 metus yra surengę bent vieną su teminė programos sritimi susijusią teisių gynimo kampaniją. Tai vat jeigu reikėtų jums pagrįsti būtent, ar veikiat žmogaus teisų srityje, tai šitas kriterijus yra aprašytas gairėse. Kitas klausimas buvo... Aš gal, Virginija, dar papildysiu, nes Taip, prašau. Irgi matydama tą klausimą atsidariau ir paraiškos formą. Ir kaip tą įrodyti, prašoma paraiškos formoje, norėčiau pakomentuoti. Tai paraiškos formoje prašoma nurodyti 3 svarbiausius pareiškėjos įgyvendintus projektus, kuriuose pareiškėja dalyvavo kaip vadovė ar partnerė žmogaus teisų gynimo srityje. Tai, aišku, ekspertai vertins jau, ką jūs aprašysit, ar tie projektai tikrai susijęs su žmogaus teisėmis, bet matyt, jeigu turite bent 3 tokių nesenų projektų patirtį, kurie jūsų manymu tikrai yra susijęs su žmogaus teisėmis, tai juos įtrauksite, pagrįsite ir manau, kad ekspertai pagal tai galės įvertinti. Ačiū, Aurelija, už papildymą. Tuomet dėl antro klausimo patikslinti prašo, ar partneriai privalo būti regione registruotos mažos nevyriausybinės organizacijos. Ir sako, kad kvietimo gairėse toks reikalavimas nenurodytas. Tai noriu taip pat grąžinti prie to 8 puslapio, ir kur yra nurodyta, kad NVO partneriai atitinka mažos regioninės NVO kriterijus, jei jos vidutinės metinės pajamos per pastaruosius 3 metus neviršijo 100 000, mes šitą jau aptarėm. Taip pat organizacija yra registruota ir veikia Alytaus, Marijampolės, Klaipėdos, Tauragės, Telšių, Šiaulių, Panevėžio arba Utenos apskrityse. Regioninėmis taip pat laikomos organizacijos registruotos ir veikiančios Vilniaus ar Kauno apskrityse, išskyrus Vilniaus ir Kauno miestus. Tai va, tai toksai yra gairėse nurodymas. Aurelija, dar ką nors čia norėtum prie šito pridėti? Gerai. Tada iš anksčiau parašytų klausimų yra labai techninis. Ačiū už tą klausimą, kad teikiant dokumentus elektroniniu paštu dažnai yra viršijimas limitas, kadangi dokumentų reikia visai nemažai prisegti ir klausiama, ką daryti. Tai prašom siųsti tuomet 2 ar 3 elektroniniais laiškais
Bet susiekit, kad paraiška tokia ir tokia numeris 1, numeris 2, numeris 3, kiek jums ten reikės, prisekit dokumentus ir mes atseksim tuomet pagal pateikimą. Dar šitoj vietoj noriu pabrėžti, kas irgi įrašyta dabar gairėse ar klausimuose, neatsimenu, kad jūs galite, žinot, kai rengiamas projektas, jeigu anksti parengiamas ir kyla kažkokių gerų idėjų, kad kažką buvo galima padaryti, ar pastebėjot klaidą, jūs galite teikti dar kartą paraišką ir nurodant, kad tai antras variantas su konkrečia data tos ir tos paraiškos ir mūsų ekspertai vertins tik tai paskutinį paraiškos variantą. Taip, kad jum taip rankos laisvos paliekamos iki paskutinės spalio 5 dienos minutės. Dar klausimai tokie. Prie veiklų sąrašo nenumatytos projekto komunikacijos veiklos, pranešimas žiniasklaidai, pranešimai socialinio tinkluose. Kur rekomenduotumėte numatyti šitokius pavienius įrašus, jei atskiros veiklos jiems formuoti negalima? Tai Galbūt aš čia galiu atsakyti, nes čia kaip ir į mano pranešimą reaguoja Nida ir matote, mūsų siūlymas yra orientuotis, jeigu jau vykdote komunikacinės veiklas, daryti kampaniją, kad tai nebūtų vis dėlto pavieniai veiksmai ir tuomet galite žymėti informacinę kampaniją kaip veikla. Bet aš suprantu, kad tų pavienių komunikacinių veiklų gali susidaryti. Pavyzdžiui, jeigu jūs organizuojate švietėjišką veiklą ir jūs tiesiog norite kviesti dalyvius ir galbūt socialiniuose tinkluose pranešti, kad renkama dalyvių grupė švietėjiškai veiklai, tuomet jūsų ta veikla tilps po švietėjiškos veiklos kategoriją. Tai bus dalyvių sukvietimas, tai bus dalis tos. Taigi, jeigu jau jūs einate komunikacinės kampanijos keliu, jūs turite prašyti mažesnių veiklų tokį visą paketą, kad tai ir socialinės medijos pranešimai, ir pranešimai žiniasklaidai, ir galbūt kažkur pakabinti plakatai, visa grupė veiklų. O jeigu tai yra pavienė, tai turbūt yra kažkokios kitos veiklos sudėtinė dalis. Pavyzdžiui, kad ir advokacijos. Advokaciją vykdant gali tekti parašyti kokią tai pavienę ar ne žinutę, bet tai turbūt bus susijusi su advokacija, nes toj žinutėj bus parašyta, kad išsiuntėm peticiją aukščiausiams valdžios atstovams. Ačiū, Aurelija. Dar turim klausimų susijusių su biudžetu ir su atlygiu ekspertų. Tai toksai būtų, ar planuojant biudžetą yra numatyti limitai ekspertų atlygiui? Ir kitas klausimas, kaip vis dėlto su administravimo išlaidomis, ši programa jų visai nedengia, klausimą. Turiu omeny biuro nuomą, buhalterį, projekto vadovą ir panašiai. Tai gal aš pradėsiu, jeigu norėsi, tai galėsi papilti. Gairėse jūs matysit, kad yra numatytas projekto biudžetas turi atitikti kokias proporcijas. Tai minimum 70% projekto veiklom turi skirtas būti išlaidos, nedaugiau kaip 20% projekto valdymui. Tai čia personalo išlaidos, tai čia gali įeiti ir finansininkas, ir kiti darbuotojai. Ir nuo 5 iki 10% projekto pareiškėjos ir arba partnerių gebėjimų stiprinimo veiklos išlaidos. Tai taip maždaug turėtų išsidėstyti jūsų biudžetas.
Ir tik tiesioginės projekto išlaidos, tai yra 20%, bet atlygis negali persidengti su veiklų vykdymu. Čia svarbu pažymėti. Taip, tikiuosi, kad aiškiau. Ar gali dalyvauti neseniai įkurta nevyriausybinė, čia dėl pajamų dydžio? Taip, manau, kad gali organizacija dalyvauti ir visur paraiškose yra nurodyta, kad jeigu ten neturi pajamų už tuos ankstesnius metus, tai yra tuomet už tuos, ką turit pateikiama. O jeigu tai yra kaip pareiškėjas, tai pareiškėjui nėra ribų, čia tik partneriui numatomas. Taip, Aurelija. Taip, kol Virginija kalbėjo, suradau konkrečią eilutę gairėse, kur tai paminėta ir ta eilutė yra 9 puslapio pačiam viršui. Tai pareiškėja yra juridinis asmuo registruotas ir veikiantis ne mažiau kaip 1 metus Lietuvos Respublikoje. Tai jeigu jau jauna organizacija turi pilnus metus veikimo, tada viskas ok. Jeigu turi mažiau, dėja šiuo metu dar į šį projektą negalės aplikuoti. Aha. Žiūrim toliau. Ar į partnerius būtina imti ką nors? Tai taip, čia yra būtina sąlyga ir būtina imti ne mažiau 2 organizacijas. Ir kaip matot, ten apibrėžta, kokios tos turi būti, abi mažos, plus viena gali turėti patirties žmogaus teisų srityje, bet bent viena turi būti naujokė šitoj srity. Ir taip, man atrodo. Bet jeigu jūs imsit daugiau organizacijų, tas papildomų balų jums nepridės. Nes tikrai suprantam, kad laikas yra tikrai 1 metai įgyvendinti projektą, su daug partnerių yra iššūkis. Bet jeigu jūs pasiryžę ir turit tokių sumanimų, tai tikrai mes netgi patobulinom lentelę, kad galima būtų ir daugiau partnerių įtraukti. Aurelija, gal? Taip, su partneriais vis tiek mes tikimės tos didesnės, daugiau patirties, ypač advokacijos srityje, turinčios organizacijos lyderystės ir tokio vedimo ir pamatymo, kokiose konkrečiose veiklose galėtų prasmingai partneriauti su tom 2, sakykime, mažesnėm organizacijom ir jom galbūt net ir atskleisti, parodyti, kaip vyksta ta advokacijos arba kokybiška švietimo kampanija, įtraukti kažkokius elementus, galbūt labai prasminga, jeigu tai ta maža organizacija atstovauja pažeidžiamas grupes, tada iš karto projektas įgyja ir tokį stipresnį pažeidžiamų grupių balsą. Tai tas bendradarbiavimas, jisai turi būti prasmingas, tikslingas, ne kažkokia prielipa, bet mes puikiai suprantam, kad visas projekto dizainas vedamas pareiškėjos ir kažkokiuose konkrečiuose veiklose atsiranda aktuali partnerystė. Ačiū, Aurelija. Na, turim dar vieną, kol kas paskutinį klausimą, tai kas dar norit klausti, tai suskubkit. Ir klausimas yra toks. Ar pareiškėjo projektai ir patirtis, vykdant psichikos sveikatos gerinimo ir stigmos mažinimo projektai per pastaruosius 3 metus, laikomi tinkama patirtimi žmogaus teisų srityje, pagal nurodomą aprašymą diskriminacijos ir lyčių stereotipų mažinimas? Aurelija, nori? Taip, noriu.
Tematinė sritis, diskriminacijos ir lyčių stereotipų mažinimas, kaip matote, lyčių stereotipų yra vis tiek toks stipresnis akcentas, suvokiant, kad kitos diskriminacijos formos nesusijusios su lyčių stereotipais visada yra svarbios, jos visada dalyvauja. Tai šiuo atveju ir stereotipai, diskriminacija dėl psichikos sveikatos sutrikimų patirties, kaip pavyzdys. Tai jeigu jūs galite parodyti, kad vykdant visuomenės psichikos sveikatos gerinimo projektus jau esat atliepę ir lyčių stereotipų aspektus, jau esat šitą klausimą kėlę, tai viskas gerai. Manau, čia yra tiesiog teisingo aprašymo ir atskleidimo klausimas. Jeigu vis dėlto iki šiol vykdyti projektai neturėjo jokio lyties aspekto, jūs tuomet negalite būti pareiškėja, galbūt galite būti kaip partnerė organizacijos, kuri jau turi lyčių klausimais patirties, ir tada jūs būsite naujai atėjusi į šitą temą partnerė. Ačiū. Pasirodo, dar turim klausimų kitoj skilti, kur būtent programai yra klausimai ir atsakymai. Tai dabar pereinu į tą dalį. Ir toks klausimas. Esam amatų centras, veiklą vykdome 11 metų. Jau 8 metus dirbam su įvairias negalias turinčiais žmonėmis. Stengiamės ne tik organizuoti užimtumą, bet ir dirbame, kad žmonės nebūtų žeminami ir skriaudžiami dėl negalios. Mokome juos, kaip elgtis įvairiose situacijose, padedame spręsti diskriminavimo klausimus. Paraišką norime teikti pirmą kartą. Ar mes tinkame? Aurelija linksi galvą, kad sakom, kad taip, kad tinka. Ne, aš sakau, kad irgi galiu, nes čia labai susiję ir su ankstesniu klausimu. Jo. Be abejo, esate tinkami kaip partneriai. Dabar, ar esate tinkami kaip pareiškėjai, tai klausimas, ar per paskutinius 3 metus vykdėte advokacijos kampaniją būtent tematinėse srityse, ir čia vėlgi tampa svarbus lyties klausimas. Ne veltui aš taip tuos pareiškėjus dažnai vadinu tokiom nacionaliniam stipriom organizacijom, kurios turi advokacijos patirties, ir tokios organizacijos galbūt kaip amatų centrai gali būti labai geras partneris, turintis priėjimą prie žmonių, vykdantis paslaugas, turintis bendruomenę. Tačiau pareiškėjas vis tiek turi turėti advokacinės patirties susijusios ar su lyčių stereotipų mažinimu, ar su smurto lyties pagrindų klausimais. Vien kito žmogaus teisių temos netinka, ir ypač jeigu nėra advokacinės patirties. Šiuo atveju aprašyme jos nesimato. Jeigu jinai vis dėlto yra, tai galite teikti paraišką, pagrįsti, ir tuomet ekspertai vertins, ar tas pagrindimas yra pakankamas. Ačiū, Aurelija. Dabar klausimas toks. Ar partnerių gali būti asociacijos narys veikiantis regione? Šitas klausimas iš tikrųjų iškilo įvairiuose kontekstuose ir Latvijoje, ir Estijoje, ir Lietuvoje, ir buvo padarytos labai aktualūs pakeitimai tiek gairėse, kurios atnaujintos ir paskelbtos šiandien. Tai labai rekomenduoju jas peržiūrėti, nebus sunku, pakeitimų nedaug ir pakeitimai yra pažymėti žalia spalva gairėse. Bet šitas klausimas yra susijęs, būtent pakeitimas yra susijęs su asociacijom. Tai gal aš pacituosiu. Ir atsakymas yra toks, kad negali Atviros Lietuvos fondo, Lygių galimybių plėtros centro, Marta ir Estų organizacijos, jeigu nėra organizacijos dalininkės ar narės, tai pareiškėja ir kitos projekto partnerės nėra organizacijos dalininkės. Tai jeigu paprasčiau, kad jeigu Lietuvos atveju arba Atviros Lietuvos fondas arba Lygių galimybių plėtros centras
yra šitos asociacijos narys, tai asociacija negali aplikuoti, bet asociacijos ar organizacijos, jos gali aplikuoti kaip organizacijos, ar kaip pareiškėjai, ar kaip partneriai. Tai šitoj vat vietoj toks būtų paaiškinimas. Nežinau, ar visai aiškiai pasakiau, bet gal tada atsiverskit dar dokumentą ir bus aiškiau. Kiek galima, aš įsiterpsiu, manęs nematysite, aš patikslinsiu taip, aš duosiu pavyzdį, labai konkretų, su kuriuo turėtų paaiškėti, ar šita asociacija yra susijusi su mumis. Pavyzdžiui, yra tinklas Lietuvoje, kurio mes būtume narės. Ir labai akivaizdus, aš net įvardinsiu, pavyzdžiui, Lietuvos moterų lobistinė asociacija. Mes esame šitos organizacijos narės. Tai kaip tinklas ši organizacija teikti projekto negali. Bet kitos narės šitame tinkle, šitame moterų lobistinės organizacijos tinkle, organizacijos kaip narės atskirai gali teikti projektus. Pats tinklas negali, nes mes esame šio tinklo narės. Tai taip patikslinus, dar papildžius Virginiją, tikiuosi tapo aiškiau, ką mes turime omenyje šiuo punktu. Ačiū, Greta. Aš skaitau klausimus, nors jūs irgi juos matot tam, kad kai žmonės peržiūrės ar įrašą žiūrės, tai tiesiog, kai neįvardinti klausimai, labai sunku suprasti, ką atsakinėjom. Tai dar įgarsinu klausimą, ar galėtumėte pateikti keletą įvykdytų advokacijos tinkamų pavyzdžių? Tai aš jungiuosi mikrofoną, čia irgi mano dar klausimas į mano pranešimą. Ir pirmiausia, pacituosiu, kaip gairėse nurodyta, kas yra advokacijos kampanija, kaip apibrėžiamos veiklos. Tai suplanuotų ir tikslingų veiksmų skirtų daryti įtaką teisiniai sistemai, viešiesiems sprendimams ir jų gyvendinimui nacionaliniu arba savivaldybių lygmeniu visuma. Tai reiškia ne tai, kad vieną kartą sudalyvavom kokio nors darbo grupėje arba vieną kartą esam buvę pakviesti į kažkokį tais renginį Seime. Tai yra žinojimas, kad mes kažkaip sistemingai siekiame pokyčių teisiniai sistemai, kažkokiam teisės aktams, viešiesiems sprendimams ir jų gyvendinimui, arba nacionaliniu ar vietos lygmeniu. Šiuo atveju mums aktualios tos advokacijos kampanijos, kurios tematiškai susijusios, tai arba su smurto dėl lyties prevencija, arba reagavimu į jį, įskaitant lyčių lygybės skatinimo priemonės. Ir tam pačiam mūsų gairių dokumente yra netgi 2 pavyzdžiai advokacijos kampanijų, kurios tinkamos būtų ir iš to projektų finansuoti. Ir vienas pavyzdys yra advokacijos kampanija, kuria siekiama užtikrinti, kad universalaus dizaino principai būtų taikomi teikiant informaciją apie paslaugas smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims. O kitas pavyzdys, kurie jau ten yra ir daugiau detalizuoti, kitas pavyzdys yra NVO advokacijos kampanija, kuria siekiama stiprinti reguliavimą, kad būtų mažinamas seksistinės reklamos mastas ir dažniau teigiamai vaizduojami netradiciniai lyčių vaidmenys. Tai čia tokie keli pavyzdžiai. Jūsų patirtyje advokacijos kampanijos gali būti susijusios su bet kokiais smurto lyties pagrindų aspektais ar lyčių lygybės aspektais ir iš tikrųjų tokių organizacijų, kurios turėtų ne pavienius advokacinius veiksmus atlikusios, o vykdžiusios sistemingą advokaciją Lietuvoje nėra daug. Aurelija. Tuoj šoko čia man. Dar vieną prašo papildyti, Aurelija, kur tu atsakinėjai, papildyti klausimo dėl pareiškėjo patirties lyties pagrindų veikiant psichikos sveikatos srityje, nes neatsakinėjai, kai veiklų auditorija išskirtinai nėščiosios kūdikius auginančios moteris,
ar pareiškėjo vykdytos advokacijos veiklos, apskritojo stalo diskusija, rekomendacijos psichikos sveikatos gerinimui yra tinkamos, jei pačių projektų tikslas nebuvo įvardintas kaip diskriminacijos mažinimas. Ačiū už patikslinimą, jisai iš tikrųjų truputėlį keičia situaciją, nes išskirtinai nėščiosios kūdikius auginančios moteris, čia jau lyties aspektas tampa ryškus. Man klausimas tada kyla, ar toje advokacijoje jūs kažkaip apie tą lyties aspektą kalbėjot, ar tai buvo, na žinot, lytis dažnai ir niveliuojama. Tikiu, kad net kai kalbame apie nėštumą, tai čia turbūt atsakymas būtų jūsų pagrindime. Jūs įsivertinsit, ar tas lyties aspektas buvo svarbus ir jeigu manot, kad jisai buvo svarbus ir advokacijos dalis tinkamai aprašę, tai paraiškoje galite gauti ekspertų taškus, taip sakant, ir būti tinkamas pareiškėjas. Bet tikrai čia jau ta vieta, kur jums reikia tinkamai aprašyti ir tinkamai pagrysti. Dėkui. Tai čia kol kas buvo paskutinis klausimas, bet aš tokio nesulaukiau, bet vis tiek dar kartą noriu pasakyti, kaip ir pristatymę lyg ir praleidau, jums pasakau apie šitas du šaukimus, kuris buvo pirmas ir jame dalyvavo organizacijos ir dabar antras šaukimas. Tai noriu pasakyti, kad antram nacionaliniam šitam kvietime projektu taip pat gali dalyvauti ir tos organizacijos, kurios jau dalyvavo gebėjimų stiprinimo tam pirmajame etape ir teikia paraiškas. Svarbus yra dėmuo ir į ką reiktų atkreipti dėmesį, kad visame šitame projekte viena organizacija, kuri dalyvauja ir pirmam, ir antram etape, negali gauti daugiau kaip 60 000 vienai organizacijai negalima skirti. Pavyzdžiui, jeigu teikia paraišką ir gaus projektas, tarkim, 30 000, jeigu šitam projekte pirmojo etapo organizacija yra arba partnerė, arba paraiškovė pagrindinė, tai gali dalyvauti antram etape ir vėlgi būti arba partnerė, arba paraiškovė ir gauti dar 30 000 ar 20, kaip jau pasidalins tarp partnerių. Tai čia tiesiog atveriamas langas ir tom organizacijom, kurios jau pirmam etape dalyvavo. Dar vienas svarbus punktas, kurį gal irgi pamiršau paminėti, kad jau tos organizacijos, kurios dalyvauja šiame etape, gali būti arba pareiškėjos, arba partnerės tik vienam projekte. Žodžiu, negali būti vienam projekte pareiškėja, o kitam projekte partnerė ar atvirkščiai. Šitas šaukimas yra toks, kad tik tai vieną kartą ir kuriuo nors vaidmeniu organizacija gali dalyvauti ir teikti paraišką. Todėl tikimės labai stiprių, įdomių ir tų paraiškų ir kad bus įtrauktos tikrai naujos organizacijos, kurios šitoj srity dar nedirbo ir kad išmoks ir sužinos daug dalykų iš jau labiau patyrusių organizacijų. Matau, kad daugiau... Virginija, aš dar tau kalbant, dar kartą peržiūrėjau mums jau užduotus klausimus ir vienas iš tų klausimų buvo, ar planuojant biudžetą yra numatyti limitai eksperto atlygį ir atsakydama tu priminėjai visas proporcijas reikalingas biudžeto, bet aš šį kartą pažiūrėjau iš tą klausimą kiek kitaip ir labai dažnai mūsų laukia diskutuojama, kokius ten įkainius galima, negalima numatyti, tai galbūt ir su tuo šitas klausimas yra susijęs ir ryšium su to noriu atkreipti dėmesį, kad projektą
vertinant jo kokybę, vienas iš punktų yra biudžeto tinkamumo įvertinimas. Tai reiškia, ekspertai įvertina, ar iš esmės yra suplanuotas biudžetas tinkamas veikloms įvykdyti. Ir žinot, galite gauti minusų iš ekspertų, jeigu nenumatėte jokio ekspertinio atlygio. Ekspertas galvos, kaip čia jūs tą projektą įgyvendinsit, nemokėdami atlyginimo. Tai čia yra tinkamumas nesusijęs tiesiogiai su konkrečiu kažkokiu įkainiu. Svarbiausia, kad tai būtų planuojamų veiklų mastą ir įvairovę atitinkantis biudžetas, nebūtų keistų tokių eilučių, kurios atrodo neproporcingos ir tuomet gausite maksimalius balus už biudžeto tinkamumą. Kaip Virginija minėjo, tuomet jeigu jau jūs gausite finansavimą, tuomet mes neseksime, kaip konkrečiai kiekvienoje eilutėje leidžiate biudžetą. Mums bus didžiausias tikslas, kad visi rezultatai kokybiškai pasiekti. Ačiū, Aurelija, už papildymą tikrai ir šiek tiek iš kito kampo pažiūrėjimą. Ir per tą laiką dar vieną klausimą gavome. Vieną klausimą, teisingai. Ar teisingai supratau, kad regioninės NVO gali teikti paraišką ir jau įvykdžiusi advokacijos kampaniją? Taip, suprato teisingai. Ir tikrai regioninė gali būti ir paraiškovė, ne tik tai partnerė. Tai jau kaip paraiškoviai, tai jums reikėtų tuomet įrodyti, kad jūs turit kampaniją padariusi. Bet kaip partnerė, tai jūs kiti dalykai riboja. Biudžetas labiausiai tas 3 metų. Tai atrodo, kad klausimai išseko. Taip, čia aš būsiu sumaišiusi, vadindama tą pareiškėją stiprią nacionalinę NVO. Gali būti ir labai stiprių regioninių NVO, kurios atitinka reikalavimus, tai apgailestauju už tą įvestą truputėlį nesusipratimą. Matau, kad daugiau klausimų nebeturim, puikiai tilpom į laiką. Tai dar kartą primenu, kad perskaitykit gaires prieš pildydami, peržiūrėkit dažnai užduodamus klausimus. Dalį klausimų ir čia užduotų pasistengsim įkelti į dažnai užduodamų klausimų tą lapą. Ir jeigu kiltų naujų klausimų ar kažkokių tai problemų pildant paraišką, skaitant gaires, pildant biudžetą, pildant kitus dokumentus, tai rašykit mum ir nelaukit paskutinės dienos, nes kai būna didelis srautas, galim nesuspėti atsakyti. Bet kaip Aurelija ir minėjo, mes tikrai labai laukiam gerų, kokybiškų paraiškų, jūsų bendradarbiavimo ir tikrai norim su jumis dirbti. Aurelija, ir kad smurto būtų mažiau, kad būtų saugesnės mūsų visuomenės, nes tai iš tikrųjų, kai pagalvoju, kad galim gyventi saugesnėse aplinkose, tai mane tai įkvepia. Puiku. Tai tuomet ačiū, Greta dar įdėjo dar kartą nuorodą, kur rašyti, jeigu kyla nauji klausimai. Man regis, kad pasidalinom pagrindiniam idėjom, mintimis, žiniomis, kurias buvom susiplanavę. Tai ačiū visiems už dėmesį, už klausimus. Labai ačiū vertėjoms gestų kalbos ir kolegiams už šitą sesiją. Tai sėkmės ir laukiam jūsų paraiškų.